Pirmadienį dizaineris Giorgio Armani su savo 2011 metų moteriškų drabužių kolekcija nukėlė visus į dykumą. Garsus Holivudo aktorius George'as Cloonis džiaugiasi, kad po ilgos pertraukos dalyvauja mados savaitėje. Manote, kad esu mados auka? 9 metus nebuvau kolekcijų pristatymuose. Pirmą kartą dalyvauju po šitiek laiko. Džiaugiuosi, kad vėl dalyvauju. Šiaip per daug nesivaikau madų. Etninės elegancijos garbiai modeliai demonstravo sluoksniuotus drabužius, pradedant satinu, baigiant nėriniais. Sijonai buvo trumpi, kelnės derintos su trumpomis tunikomis. Prigludę drabužiai kūrė siaurus į apačią platėjančius siluetus. Natūralią kuklę kolekciją praturtino smulkios detalės iš kristalų ir blizgučių. Modeliai su kelnėmis ir ilgais drabužiais ant viršaus pabrėžė švelnią eleganciją. Vakarui siūlyti sandalai prie ilgų suknelių. Skrybėlės forma priminė turbanus. Papuošalų akmenys buvo aptaisyti medžiaga, juostelėmis ar blizgiu metalu.